Nu, aš turbūt kaip visiems labai bijojau tos tamsos praktikos. Tiesiog žiauriai, man jau šeštadienį tai man buvo panika. Ir aš net dalelės tos baimės nepatyriau per tas 3 dienas. Man irgi kažkaip, kuo buvau įsivaizdavęs, aš jau šeštadienį įsivaizdavau save, kaip aš čia verksiu, tiesiog klupėsiu ir verksiu ir aš prašysiu, kad ten gailesčio ten. Nebuvo kažkaip labai ramiai ir saugiai viskas praėjo. Tai pas mane irgi pakėlė daug tokių situacijų, kurios jau galvojau, viskas jau buvau ir lyg ir pamiršusi, buvau paleidus ir atleidus, bet parodė man, kiek faktiškai aš savo melavau ir už tą esu be galo dėkinga. Ir irgi, ką labai patyriau tą būseną aš esu, nes vieną momentą galvoju, atsisėdu ir galvoju, gerai, daisiki, aš esu. Sakau, aš esu ir man pastoviai ateidavo ten. Aš esu pica. Aš esu kamštis. Ir pastoviai. Aš nežinau, kiek aš ten valandas atėjau, kol neatėjo jokių žodžių. O tai visą žodyną turbūt sunaudojau. Ir tai irgi tokia palaima ir tas pats žinias, kai visi ten sako, mes visi esam viena, bet tu esi ta ramybė. Tu atrodo lyg ir žinai, bet tas patyrimas yra visų tų 3 dienų nevalgymo, vertas. Ir irgi man buvo labai, 3 diena fiziškai buvo labai sunki, bet tokia, kad ant galščių beveik, man ant tiek pilvas skaudėjo, tiek kažkas spaudė, kad pradėjau save tikinti, kad man apendicitas ir kad reikės stovėti žadinti, kad viskas. Ir šiaip, man atrodo, Neringa labai gerai pasakė, man tas pats įėjimas į šviesą, kai tu žvakę uždegi ir man buvo kažkas tai, vau. Ir tiesiog aš netgi fiziškai, atrodo, kiekvieną ląstelę pajaučiau įėjimą į tą šviesą. Ir kai mes visiems laiminam vieną kitą ir tu prieėjai ir sakai, sveika atgimus, aš tiesiog kiekvieną ląstelį jautė. Gal nesijaučiu, kad ten kažkokie dideli pokyčiai pas mane yra, bet kažkaip ląstelės tiesiog pajauti, kad kūnas kažkaip atsinaujina ir tai. Ir tas man to turbūt labiau buvo didžiausias toks, wow. Tai va.